strokes remaining in this final of junior men's single sculls. Is it gonna be gold for Lithuania? Yes, it is! Armandas Kelmelis iškovoja aukso medalį Europos jaunių irklavimo čempionate. Aukso medalį iškovojo winner of the gold medal and 2016 European Rowing Junior Champion Armandas Kelmelis. Ponios ir ponai, skambės Lietuvos nacionalinis himnas. Ladies and gentlemen, the national anthem of Lithuania. Rumunai, vokiečiai, olandai ir italai. And so that... Tai kaip įspūdžiai šito čempionato, kaip prisiminsi visą? Patiko, už savų sienų, tai jaučiau gerą palaikymą. Tikrai buvo lengviau dėl palaikymą. O kaip sportiniai rezultatai, esi patenkintas laiku, pasirodymu? Laiko dar nežinau, bet laikas priklauso nuo oro sąlygų, tai koks bus toks, svarbu, kad pims. Kaip šiandien pusfinalį šiek pasitaupai ar tiesiog aplenkė? Tiesiog labai sunkus rytas šiandien buvo, gal aš tiek neįsitaupiau, bet sunkus gan plaukimas buvo. Iš ryto man sunkesni startai būna, o dabar po pietų prasikvėpavęs geriau. O kaip šiaip specialiai ruošėsi šitam čempionatui ar tiesiog dirbi savo ritmu? Buvo pasiruošimo atskirai, tikrai. Dabar turėsiu poilsį ir toliau ruošimės pasaulio čempionatui. Čia gal didžiausias laimėjimas, ar kaip pavadintum, ar ne? Manau, didesnis būtų pasaulio jaunių čempionatą, antra vieta, ne tik Europos.